Sveiki. Kaip pas jūsų pavasariu? Koks jausmas, kokios nuotaikos, kokios emocijos? Kokius pradėjot pavasario ritualus taikyti savo kasdienybėje? Ką norit įvesti naujo? Ar jau pagalvojot apie tai? Kas liečia naujovių, aš pati galvoju, kad reiktų įvesti daugiau fizinio aktyvumo. Tai, kad vaikštau, tai yra viena, bet taip pat reikia ir tam tikrų pratimų. Vis galvoju apie jogą, bet iki šio momento dar vis galvoju. Tai vat, kas galbūt jau yra ne tik galvojantis, bet ir kažką darantis, tai galbūt gali man paantrinti, pasakyti, kad aš irgi galvoju ir jau pradėjau daryti, tai gal darom kartu. Nes taip kaip ir vaikščiojimas, mes iš tiesų esam tokia nedidelė grupė, jūs irgi galit prisijungti, bet yra smagumas kiekvieną vakarą matyti, kad mes iš tikrųjų vaikštom, kad kažką nuveikiam, kad kažką dėl savęs padarom. Ir tame yra smagumas, kad yra kažkokia bendrystė. Tai saulė šviečia, sniegas baigia ramiai nutirpti, be jokių potvinių, nors upė pas mus čia tokia labai išdidėjusi, išplatėjusi. Bet tai turbūt vyksta visur, tie vandenys kažkur turi subėgti ir paskui turi pasidėti. Bet visumoje viskas, aš manau, visoje Lietuvoje ir nežinau kaip kitose šalyse, bet viskas savo laiku. Kokia graži buvo žiema, toks gražus pavasaris, ramiai viskas vyksta. Tai noriu linkėti, kad ir jūsų širdise būtų ir daug ramybės, ir tokio be įtampos buvimo. Tai yra labai svarbu, nuo to visa mūsų sveikatos situacija. Tai linkiu įvesti naujovių ir jeigu turit ką konkrečiai tokio pasiūlyti ir prie ko galbūt ir aš norėčiau prisijungti, tai komentuokit ir darykime tai. Darykime dėl savęs, dėl savo